Į daugiau nei 20 mokymo programų kasmet priimanti pirmakursius, o parengusi jų kone dvigubai daugiau, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla tarp lyderiaujančiųjų atsinaujinimo srityje profesijos mokytojų. Gebėjimas keistis, akimirksniu reaguoti verslo pageidavimus – esminis šios švietimo įstaigos bruožas, kaip ir drąsa priimant netikėtus iššūkius. Naujai parengėme kelių statybos ir eksploatuotojo mokymo programą, kuri mums visiškai nauja, bet mes turime ir gerų mokytojų, kurie įsisavino šią programą ir nuo naujų mokslo metų mes galėsime pradėti įgyvendinti šią programą. Taip pat atnaujinome Baldžiaus mokymo programą, įvedėme specializaciją medienos apdirbimas technologiniais programinio valdymo įrenginiais. Atnaujinome ir beveik naujai sukūrėme elektromontuotojo programą, taip pat atsižvelgėme į šios dienos reikalavimus. Toje programoje įvedėme specializaciją elektromontuotojas alternatyvių energijos šaltinių, nes šiandieną daug dėmesio skiriame įvairiems alternatyviems elektros šaltiniams. Tai ir vėjo energetika, tai ir saulės energetika, tai ir energetika iš biokuro ir kitos atsinaujinantys energijos šaltiniai. Naujienų puokštę regionui įteikusi Ukmergės technologijų ir verslo mokykla nuošalyje nepaliko ir suaugusiųjų. Jie taip pat kviečiami įgyti paklausę profesiją. Naujai įsisaviname krautuvų vairuotojo mokymo programą ir taip pat motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programas. Tos sudėtingos programos, bet mūsų mokytojai jau įsisavino jas ir mes pasirengę jau pradėjome kai kurias programas ir mokyti naujai. Tikimės, kad bus norinčių, nes šios programos reikalingos verslui, reikalingos darbo rinkai. Dar daugiau, dešimtmečiais ugdžiusi, puoselėjusi profesinio rengimo po pamokinės veiklos tradicijas, šiandien Ukmergės technologijų ir verslo mokykla tikras akademinis miestelis, kuriame ne tik moderniausios dirbtuvės teorinio mokymo klasės, konferencijų salės, bendrabutis, valgykla, sporto kompleksas, net vaikų darželis mokinių, auginančių vaikučius atžaloms, kuriame specialistų prižiūrimi bei lavinami jie saugiai laukia iš mokslų grįžtančių mamų ir tėčių. Ir jei anksčiau iki pilnos laimės tetrūko tik stadiono, tai ir šis jau netrukus klegės jaunais balsais. Šiais mokslo metais mums pavyko ir rugsėjo 1 dienai mes tikimės užbaigsime didelį, gerai įrengtą, vieną iš geriausių mokyklose stadioną. Tie, kurie atvyks mokytis pas mus, jau galės sportuoti naujame mūsų stadione. Bus įrengta futbolo aikštė, bus įrengtos 2 tinklo krepšinio aikštės, lauko teniso aikštynas. Apie mokyklą pelniusią tarptautinį pripažinimą, įgyvendinančią daugybę solidžių projektų, jau žino ne tik aplinkinėse bendrojo lavinimo mokyklose besimokantieji, laukiantieji, kada galės tapti šios bendruomenės nariais, bet net darželinukai, ateinantys čia paprašyti, kad tie, kurie išmano, sukaltų lesyklėlę paukšteliams. Tačiau visų svarbiausia, jog Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos absolventus graibstyte graibsto darbdaviai.